Blet. Nu, tai ką? Kas norite į mano pretendentus tapti mano vaikinu? Nu kokius dar pretendentus? Gangbang? Petrai, ką tu manai apie Ievą? Nu, kokia nuomonė? Graži moteris, bet tuščia, nieko nėra. Ar tikrai? Nu kiek matau, ką transliuoja, tai jau turėtų būti pilna. Aš su ją realybėje galiu tik tai va su Ieva, žinai, kas būti draugai. Draugais? Manęs ne kaip moteris nedomina. Nu nejaugi, visai? Net aš į lovą su ją nenoriu net gultis. O jei ant stalo paimtum ją? Čiut, tave taip patrauks. O paskui bus dar šitaip. Šitaip. Nu. O, ble, tai nejau, nedraugautum su ją. Jos elgesys atbaido žmonės. Einu į pasimatymus. Jos elgesys, o aš, pamatęs ją, kaip jinai elgėsi, man tai net, kaip pasakyti. Nu tai sakyk kaimiškai, ūkiškai, paprastais žodžiais. Kaip moteris, taip neturėtų elgtis, supranti? Tai gal nieko blogo jinai nedaro? Su manim eit kavos atsigert, vien tik tai kavos eit atsigert su manim, prasideda kaina nuo 150. Šaunuolė, maladėts. Nu, įkainis kaip ir viską pasako. Ta prasme, nėra 150, aš su jumis neinu į pasimatymą. Pagarba, kad tu šitaip elgiesi. Petrai, nu rimtai, su tokia tik ant kavos stalo. Aš ir negalėčiau su tokiu žmogumi į lovą atsigulti. O tai, lovai ką, nesigauna? Paaiškyti labai sunku, nežinau, kas čia per dalykas, bandžiau įsiaiškyti daug metų, bet sunku paaiškyti. Kas čia per dalykas? Nu įdomiai. Tau buvę taip? Buvo vieną kartą, kai apie pinigus labai ilgai galvojau, tai gal ir tu apie juos pastoviai galvoji. Na. O gal dar jinai kažko nesusigėrusio ant veido turi? Labai tokių dalykų turi ir paaiškyti, gamtiškai neįmanoma paaiškyti. Tai va,